Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Seimo rudens sesijai teiks teisės aktus skatinančius vaikus auginti šeimose ir šeimynose. Taip pat žadama paprastinti įvaikinimo procedūras bei peržvelgti paramos šeimoms dydį. Kai iš vis geriausia, kad neliktų Lietuvoje vaikų beglobių. Jos galėtų, kai Gruzijoje, kai kur, kad paimti į šeimas, kas gali, kas gyvena, sąlygos leidžia. O nebūtų, čia yra gėda Lietuvos šitiek vaikų. Jie per mažai socializuojami, jie negauna pakankamai normalios socializacijos su visuomenė, kaip reikia gyventi suaugusiojo gyvenimą, kažkokio palaikymo. Vaikų namuose augantis vaikai neturi tokių tiesiog galimybių, gal finansiškai jiems ir suteikiama, tačiau kaip gyventi visuomenėje, kaip mokytis kažko siekti, per mažai suteikiama informacijos. Žinau, kai aš dirbau, Nomeda atvažiuos, tai viskas idealiai sutvarkyta, o Nomedos nėra, vėl viskas savo vietose, kalėjimo tvarka. Vienu žodžiu, dar žmogus turi būti sąmoningas ir vaikus mylėti. O kol žmonės dirbs ne savo mėgstamą darbą, kad reikia dirbti, niekuomet nieko nebus. Vaikai turi meilę jausti. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos duomenimis, be tėvų globos šiuo metu yra likę apie 10 000 nepilnamečių. Didžioji jų dalis iki 3 metų. 4 000 vaikų yra įvaikinti, o likusieji gyvena vaikų globos namuose. Mūsų akcijos tikslas kaip ir skatinti, kad žmonės ateitų ir patys domėtųsi, kažką stengtų pasikeisti, kad valstybė siūstų kokius pataisas ar ką nors, kad nestovėtume vietoje ir tobulėtume, siektume susivienodinti su ES šalimis, tomis pirmūnėmis. Toks yra mūsų kaip ir tikslas. Taip pat siekime šios akcijos metu sužinoti apskritai, ar žmonės žino ką nors apie vaikų globos namų sistemą Lietuvoje, kiek vaikų auga, kiek vaikų globos namų įstaigų yra ir apskritai kodėl jie, jeigu nežino, kodėl jie to nežino, ar tiesiog nesidomi, ar tiesiog nepakankamai informacijos yra. Manau, jeigu pasistengtų mes visi kartu, ne tik valstybė, bet jeigu ir piliečiai šiek tiek įsitrauktų, stengtųsi galbūt skelbti šią žinią, kad reikia padėti vaikų globos namų auklėtiniams, apskritai vaikams likusiems be tėvų, tai galbūt visi kartu bendrom jėgom kažką pakeistum ir paspartintum tą visą procesą. Laisvės alėjoje vykusios akcijos metu kauniečiai ne tik vardijo globos namų sistemos trūkumus, bet ir siūlė, ką reiktų keisti. Akcijos Nulemk vaiko ateitį rengėjai džiaugiasi, kad gyventojams nesvetimo beglobių vaikų tema.